Aš lankausi psichosocialinėje reabilitacijoje ir turiu vieną iš užsiėmimų. Tai yra keramikos užsiėmimai, kuriuose aš lankausi tenais. Ir išties jau esu keletą dalykų padarius. Ir man paskutiniu metu kažkaip labai apatija apėmus yra, nors ir bandau atrasti jėgų kažką tai naujo vis pasidaryti ir panašiai, bet labai apskritai būna sunku, kai sergi depresija, ypač kai jautiesi išties ne pačiu geriausiu būdu. Pradėti kažką tai daryti, yra tikrai labai didelis iššūkis, nors ir man labai patinka, pavyzdžiui, dėl to tie užsiėmimai, kad aš, pavyzdžiui, jeigu namie, galbūt dėl, nežinau, įvairiausių priežasčių, kad ir tiesiog kažkokias tai energijos trūkumo, aš paprasčiausiai nesugebu tiek padaryti ir man ta vieta yra kaip kažkoks išgelbėjimas, kad aš bent jau kažką padaryčiau. Ir šiaip labai yra fainas dalykas tas, kad aš galiu paimti įvairias priemones ir galiu tiesiog jas naudoti savo įvairiom idėjom įgyvendinti. Ir pavyzdžiui, aš labai senai norėjau išties keramiką pabandyti, kažką lipdyti ir panašiai. Ir labai man patinka dabar, kad aš galiu eiti į tos užsiėmimus, nors ir pastaruoju metu jaučiausi kažkaip labai apatiškai ir nesinorėjo man eiti ir kažką tai daryti, bet nežinau, kažkaip bandau vis tiek įgyvendinti savo kažkokias tai norimas idėjas ir eksperimentuoti aplamai su tuo, ką aš galiu pasidaryti. Šiaip tai aš prieš kokius metus gal esu lipdžius labai daug su modelinu. Tai modelinas yra ypatingas tuo, kad jis džiūna savaime. Kokią dieną praeina ir išdžiūna savaime. Su moliu yra visiškai kitaip dirbti ir man buvo labai kažkaip neįprasta net dirbti su juo, kai patį pirmą darbą dariausi. Ir kažkaip labai šiaip liūdna yra tai, kad, ne visada žmonės, kurie dirbo darbuose, paaiškina, kaip dirbti žmogui, kuris nėra dirbęs, plus dar nepasitikė savim, kaip dirbti jam su dalyku. Aš esu dirbus su moliu ir maždaug su modelinu esu dirbus ir molis panašus yra į modeliną biškelį, bet visiškai kitaip. Ir reikia laiko kažkiek ten, kad perprast prie kitokios tekstūros, prie to, kad aplamai molis yra medžiaga, kuri šiaip apskritai, kad su ją dirbt reikia, kad pavyzdžiui vieną kažkokį puodelį pasidaryt, nežinau, mėnesį kokį gaminau aš. Ir apie tokius dalykus man niekas nebuvo pasakęs, kai aš pirmą kartą atėjau. Tai, labai toks
dalykas, kur apskritai, yra liūdnokas iš ties, bet nežinau, aš pati kažkaip tada bandžiau aiškintis, bet žinau, kad yra tokių žmonių, kurie labai nepasitikė kitais. Tuo tarpu aš irgi kartais labai nepasitikiu kitais ir man irgi būna iššūkis labai didelis kažko tai paklaust. Ir būna labai, labai baisu, kai žmonės nepaaiškina tokie kaip darbuotojai, kurie dirba, nepaaiškina žmonėm, ypač naujiems, kaip ir kas yra čia. Tačiau man vėlgi yra šiaip smagu apskritai kažkokius tai darbus daryti įvairiuose užsiėmimuose. Pavyzdžiui, čia šitą puodelį, kur dabar šitam video darau, tai eksperimentavau su tiesiog šablonu, kurį nusipiešiau namie ir atsinešiau ir eksperimentuoju su juo grinai. Tai praeitą kartą dariau visiškai pagal jį, o šitą puodelį tai darau kitaip, tiesiog per pusę taip pašalinau to šablono ir pasidariau puodelį. Čia aišku yra nebaigtinis variantas, nes aš labai prastai jaučiausi trečiadienį, tai nepabaigiau ir šiaip per vieną dieną nėra įmanoma pabaigti pilnai, nebent lipdyti visą dieną, be pertraukų ir panašiai, bet tada labai išvargsti, ypač fiziškai, nes molis yra ganėtinai kieta medžiaga. Ir man labai patinka tai, kad aš galiu apskritai surasti būdų, kaip aš galėčiau išspręsti savo kažkokią tai problemą ir, pavyzdžiui, įgyvendinti savo kažkokias tai idėjas ir apskritai rūpintis savimi.